Sudarykite su savimi kontrolės sutartį. Ką daryti, jei vis vien norime kontroliuoti dalykus, kurie mums be galo svarbūs, tačiau visiškai nepavaldūs? Siekiant išsiaiškinti šios kontrolės šališkumo lygį, patarčiau sudaryti su savimi sutartį ir nustatyti galimos asmeninės atsakomybės lygį. Reguliarus priminimas sutelkti dėmesį į tai, ar jūs bandote kontroliuoti jums nepavaldžius dalykus, jūsų laimės pamatas. Užpildykite sutartį ir pakabinkite gerai matomoje vietoje, pavyzdžiui, ant šaldytuvo. Sutartis turėtų atrodyti maždaug taip. Aš, vardas, sutinku prisiimti skaičius su procentais, 50% atsakomybės už šiandien nutiksiančius dalykus, kurie nuo manęs nepriklauso. Vardas, pavardė, parašas. Pagrindinis sutarties sąlygų derinimo principas nepriminti, ko pasiekėte praeityje, o išdėstyti, ką ketinate nuveikti ateityje. Stanas Mjužalas.